Jau, galim startuot. Nu tai važiuojam. Sveiki visi. Startuojam su nauju projektu. Jis nėra naujas, aišku, jis jau gal kokie 1,5 metų, pradėtas prieš 1,5 metų. Bet dabar tik gal norim prijungti jūs. Manau, pabaiga visą laiką yra įdomiausia. Taip kad kviečiu į vidų. Ne šitie projektai. Kur čia jis paslėptas mūsų? Štai. Tai ką, turime Chevroletą 66 metų, C10, pick-upas, longbedas su ilgiausiu kūzovu kasėjo. Po kapotu turėtų būti originaliai grįžo su linija 6, variklis 4,3 berods litro, mechaninė greičio dėžė, 4 bėgių ir 1 atbulinis. Mūsų pagrindinis tikslas – sudalyvauti su jo American Spirit, kuris vyks Liepos 27 dieną. Tai va, reiškia, turime kiek? 2 ir truputį mėnesio šitą visą projektą pabaigti. Kadangi startuojam, žiūrim visą tą dalyką ne nuo pradžių, tai papasakosiu trumpai, kas jau buvo atlikta. Tai aišku, išardytas, kėbulas, kaip matom, buvo visas nusmėliuotas, nugruntuotas, kad nerūdytų. Kėbulas labai geros būklės, virint praktiškai nelabai ką reikėjo, puikiai išsilaikęs. Toliau, turime pabaigtą visą rėmą, kuris buvo lygiai taip pat nusmėliuotas, buvo milteliniu būdu nudažytas, važiuoklė irgi milteliniu būdu visą perdažyta, pakeistos naujos įvorės, sudėti nauji visi dalykai, stabdžiai dar nebaigti, bet irgi viskas yra nauja supirkta. Toliau diferencialas yra visas perinktas naujai, greičių dėžę turim jau grįžusią perinktą visą naujai, trūksta variklio. Jo, variklį prieš metus laiko išvežėm remontuoti, restauruoti tiksliau, vis dar neatgaunam, vis dar dabar nebaigti, vis dar žmogus neprieina, vis dar taip toliau. Bet tikimės iki American Spirit mes jį pasiimsim ir susimontuosim. Tai dabar maždaug tokie darbai nuveikti, liko kaip ir nedaug, liko jį nusidažyti, dažysim patys. Taip, dažysim patys, nevešim jokios dažyklas, bus irgi įdomi patirtis. Tai va, dažyti ir susirinkti visas dalis, kadangi dalis yra, tai daugiau darbo reikės įdėti. Įdėsiu, ko mes maždaug tikimės, pavyzdį, parodysiu, ką maždaug nuotraukose kažkur sudėsim, kokio tikslo rezultato siekiam. Tai va, ir tikiuosi patiks ir jums žiūrėti, ir gal kažkokių patarimų man duosit, ir tai va, kartu su to projektu gyvensim. Taip, kad terminas aiškus, 2,5 mėnesio, startuojam dabar. Jo, tai kaip ir minėjau, kėbulas turi visokių tokių gyvenimo žymių, randų. Juos ir paliksim, nieko nešpakliosim, nieko neslėpsim. Teko lankytis ir Olandijoje keliose parodose, tai prisižiūrėjau iš jų visokių modelių, visokių ir gražiai padarytų, ir tarkim pirminis variantas toks turėjo būti. Bet vis dėlto galvoju, tai yra sena mašina su savo istorija ir ją padaryti kaip iš gamyklos ką tik atvažiavusią, manau, kad nėra labai taip, nežinau, ne ta emocija. Tai va, kadangi mes ją žadam naudoti ir kasdienai važinėtis ir taip toliau, tai darysim tai, kas iš jos liko, su visais randais, su visais samžymėm. Taip kad dėl to dažymas bus lengvesnis, manau, tik tais poliruosim. Poliruosim, sakau, ką aš nesišneku, poliruosim. Nešpakliuosim nieko, pasidengsim gruntų, dažysim. Ir aišku, tokių vietų, kur reikės pagalvoti, užsiliet kažką šitoj vietoj. Bet iš principo bus labai įdomus dalykas. Tai ką, pirmas etapas yra toks, kad šitoj vietoj viską valomės. Čia nieko nereikia. Tas išvažiuos į kitas vietą pasaugotim, padėsim. Ir šitoj visoj patalpoj gaminsimės mini dažymo kamerą. Paprasta, naudosim brusukus, celofaną, nieko labai įspūdingai ten nebus. Tai pasidarysim dažymui vietos, pabandysim išsirinkti, nusidažyti, susirinkti mašiną visą į krūvą. Taip kad, ką, startuojam su darbais. You won't take my hand, but it's too late now, that's your bad. Should've never had your dirty plans, now we cannot be undone, no, nah. Guess I was late for it, I was just
it all. The picture you painted so different. You switched the frame up on me so fast that I didn't know what to do. It's safe to say I'm done with you. Now that I see the truth, it's safe to say I'm done with you. It's safe. Nu va, tai ką mes turim, vietą išvalytą, galima pradėti darbus. Dar čia kažkas liko bagažiniai, čia turime dalių visokių pridėtų, balkiai, bakas, kuro, viskas nusmėliuota. Čia turime jau naujų dalių prisisiuntę, užsakę viską beveik. Matysim, kol dar trūksta, bet važiuojam. Taigi, pradžiai bus dažymo darbai. Kaip manai, čia pavyks tas projektas iki Liepos 27 mums pasidaryti, ar ne? Viskas yra įmanoma, jeigu darai. Ja, aš irgi galvoju, kad Ir labai laukiam. bus įdomu, kaip čia spėsim. Ir čia dar turim vieną projektą, tai laukia sekantis po šito. Irgi įdomus dalykas. Na, koks čia ir projektas, aišku. Čia realiai, va, čiurkst kampuką, kerpam, dedam naują ir važiuojam. Tai ką, greiti tvarkymosi darbai įvyko, sutvarkėm vietą, einam matuotis, skaičiuotis, gamintis su mediena ir taip realiai bandysim susirinkti kažką tai panašu į kamerą, kad čia neapdulkėtų viskas. Tai va, tai šiai dienai tiek, laukite tęsinio.